Kam trūko sniego, tai šių metų pabaiga ir naujų pradžia bus išties žiemiška. Antradienį įsivyraus sniegas, kuris protarpiais kris didesnėje šalies dalyje. Stiprus šiaurės vakarų šiaurės vėjas aprims. Pavojingi 16-21 m/s gūsiai numatomi tik pajūryje. Tačiau išliks žvarbu, naktį temperatūra žemės iki 4-9, pajūryje iki 1-3 laipsnių šalčio. Dieną bus 0-5 laipsniai šalčio. Vietomis susidarys plikledis. Trečiadienio naktį snygis tęsis daug kur, o dieną pasnigs jau tik vietomis. Vyraus nedidelis sniegas. Šiaurės vakarų šiaurės vėjas išliks stiprokas. Naktį pajūryje gūsiai sieks 15-19 m/s. Termometrai naktį rodys 4-9, pajūryje 1-3, dieną 1-6 laipsnių šalčio. Ketvirtadienį naujųjų metų naktį atsiras nemažai pragiedrulių, žymesnių kritulių nenumatoma. Ims sparčiai kristi temperatūra iki 8-13, pajūryje iki 5-7 laipsnių šalčio. Dieną daugelį rajonų pasnigs, stiprės pietinių krypčių vėjas, kuris sustiprės iki 15-20 m/s. Bus 2-7 laipsniai šalčio, o pajūryje apie 0 laipsnių. Penktadienį daug kur numatomi krituliai, vyraus sniegas. Prie jūros pūs gūsingas pietų pietvakarių vėjas. Plūstelės šiltesnis oras. Žemiausia temperatūra naktį bus 2-7 laipsniai šalčio. Pajūryje apie 0. Link ryto po truputį kils, dieną sieks 0-4 laipsnių šilumos. Šeštadienį su mišriais krituliais temperatūra nedaug nutols nuo 0 laipsnių, o sekmadienį sausiau ir vėsiau. Šiąnakt debesuota su pragiedruliais, vietomis krituliai, sniegas, šlapdriba, kai kur plikledis. Bus nuo 4 laipsnių šalčio iki 1, pajūryje 2-4 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur krituliai, vyraus šlapdriba, sniegas. Bus apie 0-5 laipsnių šilumos.